Tai klausimas yra gynyba, kas yra vis dėlto svarbiausias dabar Lietuvos prioritetas, be jokių abejonių, kai už keliasdešimties kilometrų iš tikrųjų vyksta baisus dalykai. Tai verslo iniciatyva Lietuvos valdžia yra raginama didinti finansavimą iki 4% nuo bendro vidaus produkto. Ar jūs pritarėte šią iniciatyvai ir iki kada tai turėtų būti padaryta? Tai dabar taip ar ne? Taip, tai mes turime vieną ne ir visus kitus taip. Ir tada pradėkime nuo jūsų, taip. Kodėlgi jūs nepritarėte tiems 4%. Aš tai iš pradžių repliką Kęstučiui, nes tai, jeigu netikit, tai nereikia eiti į politiką. Aš tikėjau, kad bus vaiko pinigai, jie yra, aš tikėjau, šeimos kortelė, jie yra. O kalbant apie gynybą, dabar yra pakankamai skiriama ženklus skaičius, tikrai lėšų ir procentas nuo VVP gynybai. Ir mes neturime atsakymų, kam konkrečiai ir kokiu reiškia grafiku bus įgyvendinamas tas mūsų reiškia gynybos visa programa. Aišku, tai ir brigados dislokavimas, aišku, tai ir oro pajėgų stiprinimas ir taip toliau, bet buvo liūdna žiūrėti, kaip konservatorių ministras debatuose forume LRT negalėjo atsakyti, kokiais metais, kokių lėšų ir kam reikės. Tai mes dabar skiriame tikrai ženklų skaičių tų lėšų. Mūsų partija pasirašė nacionalinio saugumo ir gynybos sutarimą su visom partijom. Noriu priminti, kad 2018 metais socialdemokratai net nepasirašė to susitarimo ir dabar, reiškia, jie pirmieji kelia tą vėliavą, kad nori 4%. Tai, suprantat, yra nuoseklumas partijos, kryptingumas ir dėl to aš galvoju, kad reikia iš pradžių tas 3% didelius milijonus išnaudoti skaidriai, aiškiai ir kad žmonėms būtų aišku, nes čia visų mūsų pinigai. Reikia ginti valstybę, reikia stiprinti saugumą, bet reikia didesnio aiškumo. Dėl to aš nemanau, kad dar papildomai šitiek pinigų, kuomet nėra konkrečių veiksmų planų, reikia dabar šiuo metu skirti. Bet jei tas poreikis bus ir tikrai tas susitarimas mūsų partijų galioja, tai aišku, ateis naujoji valdančioji koalicija, gal mes jai patys priklausysim ir galbūt neišvengiamai mums reikės padidinti tą procentą. Gerai, dėkui. Eilė. Ačiū. Tai, mėlyje, aš noriu paklausti, pradėsiu nuo klausimų vėl auditorijai. Buvo dėstytojas, tai pasinaudosiu tą patirtim. Tai kas iš jūsų esat neapsisprendęs, už ką balsuosit? Pakelkit ranką. O, taip irgi žinojau. Tai va, tai mėlyje, aišku, kad aš už tai žinau, kad aš kalbu savam žmogui, tokio čia ko gero nėra. O jeigu yra, tai labai nedaug. Esu ramus ir galiu kalbėti taip, kaip galvoju, greičiausiai svetimų žmonių elektoratui neįtiksiu. Tai vėl kitas klausimas jums. Kas žinote, kiek dabar yra šiemet skirta nuo BVP gynybai? Matot, nieks nežino. Nu, 3,2, mėlėjai. Klaida, sėski 2. Taip, tai va, tai dabar 3,2. Tai jau ne taip mažai, ar ne? Beveik 3,5. Nemažai. Dabar ar yra bendras partijų sutarimas? Yra bendras partijų sutarimas, nėra sutartas dėl termino. Ar jeigu žiūrėti visuomenės opiniją, ar visuomenė pritarė, nepritarė 4%? Pritarė. Ar verslas pritarė ar nepritarė? Pritarė. Dauguma pritarė. Tai apie ką čia yra kalba? Tai tas, kas kelia ne, tai man kelia įtarimą, mėlėjai, kam atstovauja. Pasakysiu tą, ką manau. Kad ar jūs norėsit kažkam? Na, tai pirmiausiai noriu pasakyti visiems, kad NATO nustato konkrečiai gynybai, tai yra gynybai. Tai nėra keliams, tai nėra civiliniai saugai dėja,
o NATO BVP procentą gynybai, konkrečiai gynybai krašto apsaugai skiriamus procentus. Kęstutis čia taip egzaminavo, bet šiais metais pažiūrėjau 2,77 procentai yra skirta gynybai, gerbiamas Kęstuti. Tai labai čia pademonstravote žinias, kurios nelabai ir tikslios. Tai reikia viską vertinti mūsų sėdėtojams čia, kad tonas, kurio pasakomi skaičiai, tai nebūtinai dar yra ir tikrovė. Antras dalykas, tikrai kaip vidaus reikalų ministrė civiliniai saugai skiriu ypatingą dėmesį. Todėl, kad nebuvo finansavimas savivaldybėms skiriamas, yra tokie civiliniai saugai skirti specialistai, dabar tai išplėstos tos funkcijos, nes padiktavo gyvenimas, tai buvo skirtas atitinkamas finansavimas. Pasienio su Baltarusija ruožų, tai buvo žmonių prevencija ir informavimas apie galimas branduolinės atakas. Ir taip pat kartu su buvusia mūsų ambasadorė Europos Sąjungoje, Neliupšienė, darėme didelį projektą. Tai yra kibernetinės, branduolinės, biologinės, cheminės taršos regioninį Europos centrą įsteigimą Lietuvoje. Bet deja, atėjusi konservatorių ministrė tą idėją palaidojo ir mes vietoj to, kad turėtume tikrai didelį gebėjimų ir priemonių centrą Lietuvoje ir jaustume saugiau, mes dabar ieškome, kaip atimti iš socialinių problemų pinigų ir skirti kitoms reikmėms. Gerai, dėkui. Aš dabar truputėlį pataisysiu. Iš tikrųjų, tai skirta jau yra finansavimas gynybos yra pasiekęs 3,2 procentus nuo bendro vidaus produkto, dėl to, kad rugpjūtį buvo įsigyta papildomas 130 milijonų ginkluotės sistemos buvo įsigytos, tai dėl to pakilo šitas skaičius. Taip, tada gerai, dar kas nors turėtų replikų? Tai galima, visada galima replikuoti. Tai prašau, Darius pirmasis pakėlė. Pagal amžiai, prašau. Aš nepastebėjau, labai atsiprašau. 30 sekundžių. Gerai, išsiaiškinom, vis dėlto 3,2. Čia aš mačiau iš ponios Tamošiūnės simpatiko einančią repliką, kiek vokiečiai. O mielieji, aš daug kartų net su Rita esu važiavęs į Vokietiją. O jau nekalbant dar kiek ir vienas. Aš jau daugybę metų esu tarp parlamentinių ryšių grupės pirmininkas Vokietijoje. Vokiečiai pripažino savo didžiausią klaidą per mažą finansavimą. Anksčiau padaryta. Dabar atvažiavęs Pistorius sakė, 2 procentai garantuojama. Bet neaišku, kiek jie ten pasieks. Amerika apie 4 procentus. Tai gal orientuokimės į Ameriką. Gal jie nėra kvailiai? Gerai, ponė Masiulį, dėkui. Ponė Dariušai, dabar jūsų 30 sekundžių. Aš, kadangi plojimai buvo iš šitos salės pusės, tai aš ir noriu kreiptis. Ponios Rytos pasisakymė buvo po to plojimai čia. Ir išgirdau iš kažko ten dalyką, kad mes nenorim karo. Atsiprašau, niekas nenori karo. Aš turiu 3 vaikus ir irgi nenoriu karo, noriu, kad jo nebūtų. Bet pirmas dalykas yra tas, kad reikia padaryti tokį paprastą veiksmą, kad mūsų priešas, dėja jisai istoriškai visada, beveik 1000 metų buvo tas pats. Mūsų Lenkų krauju yra pastatyti daugybė Sibiro miestų. Mūsų Lenkų krauju ir lietuvių irgi yra pastatyti daugybė geležinkelių, kanalų ir kitų dalykų. Jūs to norit dar kartą? Gerai, Ką tai ačiū. negaliu jums priminti. Todėl sakau, mums reikia didinti gynybą ir mes nenorim karo būtent dėl Gerai. to, kad priešas pagalvotų, ar verta ir duotų mums 100 metų taikos bent. Ačiū labai. Gerai, dėkui. Ar dar būtų replikų?